Labas, Jovita. Labas, Monika. Šiandien tavo lūkesčiai su makiažo pamoka? Mano lūkesčiai yra išmokti kontūruoti veidą, turbūt pagrindinis dalykas, ko niekada nemokėjau, nepaisant to, kiek pati dažiausi, kiek metų ir ant scenos lipau. Gerai. Kitas dalykas, tie aplamai paformuoti akis, nes mano akys yra pakankamai liūdnos. Jo, šiek tiek kampučiai. Ir visada reikia atkelinėti. Ir kur pas man yra problema, kad kai aš pradedu šešėliuoti, tai pas man viskas arba susiterlina, kaip ir gaunasi, va taip, jeigu iš toli, žinai, atkelti tas akis, kad, gal ir visai, žinai, gražiai, bet iš arti pažiūrint, matai, kad, nėra gražiai sublendinta, kaip jūs ten vadinate. Gerai, tai kaip tik su kontūravimu parodysiu, kaip atkelti viską, kad tau kuo mažiau reikėtų blendinti, retušuoti ir tą murziną efektą. Ir tokį, va, tas lengvas, pavyzdžiui, kad net iš tokio lengvo dieninio makiažo būtų galima, tarkim, pasižiūrėti, kaip, tarkim, vakare koncertas, žinai, ryte yra veiklos. Pasidažau, tokia bazė, žinai, natūraliai. Ir tada vakarai tik tais pasiryškint kažkokius akcentus, žinai, užsidėt, ko reikėtų. Šiek tiek tam paryškinimai, kad jau vakare galėtum, žinai, užlipti ant scenos. Čia, žinai, ar blakstieną paklijuot, ar kažkur šešėlį paryškint, ar lūpas. Tai tai. Gerai, super. Tai ir pradedam. Makiažas prasideda nuo bazės. Tai drėgmės reikia visoms odoms, tai dabar ir pasimk 5 kokius purkštukus ant pirštų galiukų ir kaip kremą įmasažuok į visą odą. Ir ypatingai ten, kur sausėja. Aš būna prie nosies, ypatingai jeigu žiemos laikotarpis. Tai 5? Žinok, tikrai negailėk. Tikrai negailėk. Drėgmė tikrai reikia daug. Taip. Tuomet dieniniam variantui aš tikrai siūlyčiau BB kremą, tai lengvos tekstūros su SPF. Jeigu norėtum į vakarą labiau, tada jau siūlyčiau rimtesnės visiškai tekstūros pudrą, kuri jau visą raudonį maskuoja ir panašiai. Tai šiam viduriukui atrasti, jeigu dienai norėtum tik šitą naudoju, o vakarui, jeigu norėtum ir turi planų, tai siūlyčiau jas tiesiog abi miksuoti. Pamiksuoti, nes aš, pavyzdžiui, BB tai nenaudoju, nes visada pas mane, tarkim, yra tokie parodimai. Ir tau per mažai šiek tiek, ne? Po herpio, jeigu koks šašinis, aišku, gal čia ir lūpas, bet bendrai, nesu pieštukų, nemaskuosiu, vis tiek reikėtų. Taip, šiek tiek. Taip. Tai aš siūlyčiau tada, kad nebūtų per sunku BB kremo ir tada šiek tiek lašelį irgi šitos, kad būtų dėl maskavimo būtent ant šitų zonų, kur pas save raudonis yra. Tai ant rankos tu dešinę rankę? Taip. Tai kairioji ranka tavo bus paletė ir paletė bus va šita zona. Tai čia įsispaudi žirnelį, bet jo gal reikės daugiau, tai pasimiksuosi paskui pati. Žirnelis yra BB kremo ar CC, kokį jau naudotum, ir tada rimtesnės, gali būti net ir matinė visiškai ar pilnos. Čia yra liquid, kadangi mes turėsim filmavimus klipui, tai aš, kad blūro efektą išgautum ant odos, šiek tiek miksuoju su blūro efektų pudra, tai liquidinė, jinai sulygina tiesiog tekstūrą ir ne rankom, o duodu šepetėlį. Išmoksiu šepetėlių pudrintis. Jo, yra šepetėlis pudros ir sumakaluoja viską, kaip lengvai sakau, ir tada jau paskirstai, aš rodysiu makiažą tau ant vienos pusės, tada tu viską atkartosi ant kitos ir bendrai sujungsi, nes makiažas tavo bus, aš tik tai čičiut parodysiu, užvesiu ant kelio, kaip sakau. Ir tiesiog su šepetėliu pasidengi visur, kiek įmanoma tiesiog, kad būtų jau pudros. Tai ir už ausų, šiek tiek ant akių. Būtinai ausis ir kaklą, visur, kaip sakau, makiažas yra ant tiek, kiek turi atvirų vietų. Iki būtų iškirptę tokia, iki čia makiažas, visur, kur atvira, nuogi pečiai, tai ir pečiai ir visur. Tai pasidengi šiek tiek, kad būtų tos pudros tiesiog ant veido, kad nesukrautum visko ant kaktos ir paskui neliktų veidui. Ir tuomet jau viską gerai įretušuoji, įstumi, sukamaisiais, o tokiais pagrindė judesiais, o kitur patapšnojant į odą. Antakius stengiasi apeit ir į plaukus būtinai šiek tiek produkto irgi įvedi, kad nebūtų kaukės efekto. Va štai šitaip įvedi, net įskirimą ir pritapšnoji atgal. Kur norėsi, kur kažkoks raudonis skverbėsi, jeigu nepakankamai užsimaskuoja, gali antrą sluoksnį dėti.
nes čia kadangi nėra visiškai matinė ir pilno maskavimo, tai drąsiai gali antrą sluoksnį tiesiog tik ant tos probleminės vietos, kur tau norisi dėti. Ir štai čia va būtinai savo akių kampučius užmaskuoja ir ant voko visur perbraukia, bet iki antakio. Antakio tiesiog nereikia ten jau visiškai tau liesnės, užpieši savo gražų permanentą, tai reikės tiesiog perpiešti. Tai kam tau dvigubą darbą daryti. Ir viską gerai į poras įvedi. Įvedi, tai gauna suki, tada šiek tiek patempi, kur reikia, kad gražiai įsiretušuotų, o retušas būtinai va į ausis ir į kaklą nueina, kad būtų toks ombre efektas. Taip, nes ir čia prie nosės tikrai nepabijai į nosį užlįs, žinai, jeigu ten ar sloga ar kas nors buvę, arba tiesiog mėgstam pasikrapštyti, pasiramstyti, tai kad taip... Mėgstam pakrapštyti, iškrapštyti kažką. Jo, tai va ir jau tokią maskavimą turi, čia pilnai, žinok, šito ir fotosesijoms šiaip dienai užtenka, nes jis yra natūralus ir kuris, žinai, neapkraus tau odos, kameroje taip pat nuostabiai atrodys. Na, nebent jau norėtum būti visiškai nupiešta lelė, tai tada dar galima stipresnį, bet čia matyti kitose pamokose. Dabar tą patį pasigamink dar šiek tiek, nes čiut pritrūksi. Tai aš net neleisiu iki tos. Bet koks geras tu savo pastatai šepetėlį, tai yra kosmosas. Aš turbūt tokius lievas turiu šepetėlės. Jo, čia pagalvoju, kai tu sakai, kad tiek metų sėdėjai, bet tokią minkštumą tai dar nepasiekė. Labai faina. Labai džiaugiuosi. O šitas, kad ir kietesnis, bet jis vis tiek labai malonus. Jeigu... Turi labai. Ai. O va šitas, jei norėtum, galėtų būti prablendinimui šiek tiek. Tai va, šitą pasidarei ir tada jau vyksta tavo svarbioji dalis – veido kontūravimas. Veido kontūravimas vyksta su ženkliai šviesesnė spalva nei tavo oda. Tai jau skaityk su baltu, kad šiandien matytum efektą. Jeigu norėsi, galėsim parinkti tamsesnę spalvą, bet su šitu puikiai susilieja tą pudrą ir viskas gražiai gaunas ir efektas ryškiausiai matos. Tai aš tau parodau, kur yra tavo T-zona. Ir visur, kur šviesinam, paskui produktai irgi eis fiksavimo, bet visi šviesus. Tai kompaktinė pudra ar fiksavimo ir highlighteriai. Tai ten, kur mes dabar uždėsim tą baltą produktą, reiškia, tik toje vietoje ir blendinsim ir niekur kitur. Tai zona pas tave. Bet tu žiūrėk į veidrodį viską, kad atsimintum. Būtent kaktos centriukas, bet jį kontūruosim apvaliai tik čia, nes pas tave nėra per aukšta kakta, tai daug nereikia, tik va tokioje zonoje. Nuo aukščiausio ant tokio taško iki aukščiausio. Jeigu sunku pamiršti, va čia va tą juodą rainelę yra, ne? Ir reikia juodos, tokį lankelį. Jo. Tada per nosies centrą eini susimažini nosį ir ne, kad ją ilgą darytum, va čia šiek tiek pakeliam ir riestesnę padarysim. Neilginsi visos, o tiesiog paviesim. Tada va čia yra kauburiukai šitie du, kuriuos mums irgi reikėtų išryškinti. Tai per kur aš einu galėsi pati irgi perbraukti, kad vėl atsimintum. Smakrą būtinai tą, kurį liečiam, kad iškelt 3D tą vaizdą. Irgi pasiryškinam. Tada keliaujam dažniausiai su makiažu nuo viršaus į apačią, kad nieko nepamirštum. Tai va, nuėjau į apačią ir dabar vėl grįžtu. Antakio patį viršūnėlę, va čia va. Kampelį įsišviesini visada ir atsimink visados, kad čia, kur įsišviesini, čia daugiau su tamsiais, jokiais produktais neit. Apart šviesia Max kompaktinė pudra. Tai reiškia, jau kai kontūruosim ir panašiai, stengia šitas visas baltas vietas saugot, nes kitaip užpieši ir užtamsinsi ir murzę padarysi. Ką aš darau dažnai. Jo, tai va čia tavo kampas ir va čia akies. Būtinai kampelį įsišviesini, nes čia tavo nuovargis kaupės. Šviesini iki akies vidurio, reiškia iki juodo burbuliuko savo. Čia tavo taisyklė. Nosis siaurini nuo antakio pradžios, brūkšteldama šitaip. Makiažas visas daromas žiūrint tiesiai į veidrodį, negali sukinėtis. Tik pasisuksi, gali nosį bulvę padaryti, kreivą ir panašiai. Todėl tavo taisyklė žiūrėti tiesiai ir būtent atsimerkus. Nes jeigu užsimerksi makiažą, pasidarysi, atrodys vienaip atsimerkus. Ir dažniausiai, šešėlius pasidariau ir nepasimato. O va todėl nesimato, nes ne pagal savo užtinimo lygį šiandien pasidarai. Tai aš taip juokauju, bet jo. Turi visada atsimerkus daryti ir paleivokus būtent šiandien. Ir tada prasieini pro apačią
Čia stenkis prieiti kuo arčiau.